šitas. Seksi. Taip, pažiūrim. 7 UNESCO paveldai Katmandu su pietumis. Ok. Bukinamės. Ką? What? Kas per šūdas, ta prasme, aš jau galvojau, kad susprogdinsiu internetą su tokiu thumbnailu. 7 UNESCO paveldai, Nepalas, 4 eurai. Tiesa ar skemas? Bet, pabūkit su manim, aš aplankysiu 4 UNESCO paveldas, pats Nepale su motoroleriu ir pažiūrėsim, ar man pavyks tai padaryti pigiau. Jeigu esat pasiruošę, važiuojam, nes aš pasiruošęs. Only Christian, no Christian, Hindu temple. Okay. No. O kad, wow, ta prasme, aš nieko nesu panašaus matęs. Okay. Agori. That means the cannibalism. Pirmieji nemalonumai neužsiveda man. To visit Nepal, it's a beautiful place. I agree. Rankytėm viską makačelina. Pradedam savo kelionę, važiuosim į pirmą UNESCO paveldą. Turiu prisimontavęs GoPro parodyti jau man, kiek yra čia chaotiškas trafikas. Tai pradedam sumuoti, ar man pavyks įsisukti pigiau negu Get Your Guide prašo, ar ne. Tai turiu motorolerį įsinomavęs, nes su manual bike'u truputėlį čia nedrąsu važiuoti, automatikos reikia tokiam eisme. Ir dienai kainavo 4,85 €. Pirmieji nemalonumai neužsiveda man motoroleris. Kaip čia dabar suprast? Pavyko užsivesti manual būdu su koja. Nu ką, pradedam. Reikia važiuoti 6 minutės. Važiavau, prisiparkavau, eismas buvo labai geras, šiaip tai nuo mano namų čia rašė 6 minutės, bet aš važiavau 12, nes dar biškį ratais pasisukiojau, nes pravažiavau parkingą. O dabar varom susimokėti už parkingą. Už parkingą sumokėjau 90 rupijų, apie 55 centus. Šita šventykla yra ant kalno su tokiais vaizdais. Aš net neįsivaizduoju, kur čia man eiti dabar. Tikriausiai reikia eiti, kur akys veda. Va, mažos išdaigininkės. Čia jų teritorija yra visiškai. I'm Lithuania, and how about you? You wanna be on the camera? Yes, hello. Yes, hello. Guys, do visit Nepal. It's a beautiful place. I agree. Yeah, 5. What's your channel name? Huh? Channel name. YouTube I will send you later, okay? Okay. Do you have a WhatsApp? Yes. You have, yeah? Give me You your don't make WhatsApp. blog on YouTube. I'm making blogs on YouTube, yeah. I will send you my channel, okay? Okay. We will subscribe it for you. Okay, thank you so much. Guys, मेरा English speak never don't mind. Nepal people speak very good in English. I really love that. She got 6.5 on eyes. Okay, okay. Okay. Sorry, what is it? Mantas. M-A-N-T. Yeah. Yes. Text me. Yeah, okay. Okay, see you guys. Bye-bye. You too. Prišoko iš karto jaunimo prie manęs. Labai gerai, kad čia visi kalba angliškai, ta prasme, žiauriai gerai, man tas labai patinka, nėra jokių suvaržymų. Visiškai. Vienintelė bėda, kad aš lietuviškai darau vlogus. Jau gal man reiktų angliškai pradėti, nes aš keliaudamas galėčiau tų subscriberių gerokai daugiau surinkčiau. Dar vienas bičas prieėjo, sako, duok man savo YouTube channelį, nublemba.
Nu, nes aš dabar su savo tuo setupu čia, kai GoPro prisidėjęs, tai atrodau kaip profesionalas. Mano misija va tenai kažkaip nusigauti reikia man. Aš manau, kad man čia reikia eiti va šitais laiptais lipti. Ir čia kaip visada galima prisipirkti, ko tik nori. Rankų darbo, dirbinėliai, viską išraižo. You doing this by yourself? Yeah. Oh my god, that's nice. And when complete like that, look. Yeah. Okay, nice. How much? 600. 600, yeah. Okay, thank you. 600 už tokį, jeigu jis tikrai rankų darbo, tai tikrai verta. 3 eurai čia kažkur, tai dar galėtum truputėlį nusiderėti už kokius 400, manau, paimti, kas yra apie kokią, nežinau, 2 PM gal. Sunku man dar su ta valiuta truputėlį. Sveiki atvykę į UNESCO paveldą. Čia yra viena iš seniausių Nepalo budistų šventyklų. 1500 metų senumo šita šventykla yra ir per šimtmečius jinai supina 2 tikėjimus budistų ir hindų. Ir šiuo metu jinai yra įtraukta į UNESCO paveldą. Labai ikoniškai atrodo be galo. Nesu nieko panašaus niekur matęs. Užmačiau yra rooftopo kafenų, tai kaip čia kavytės neatsigersi tokioje vietoje prieš kitą objektą pasistiprinti. Kur čia ta rooftop kafe? Difícil, babu. Sonho muito babu, guitarra, meu babu. Sonho muito babu. Ai va, įėjimas. Nu bandome eiti, čia per kažkokią meno galeriją reikia įeiti. Ai, nu čia kaip visada Nepale. Čia kažkokios. Ne, mes norim į lauką įsidėti. Hello. Hello. I would like to have a cappuccino, please. You have? We have no cappuccino, we have black coffee. You can see the... Okay, I will see the menu. Milk or coffee, please. Yeah. Okay, thank you so much. Gerai, neblogai čia visai. Neblogai. How much? It's 160. 160, okay, give me a few seconds. 50. Yeah, 150. 150 and 21, sir. where is 10. 5? And I have another 5, yeah? Yeah, 5. Thank you. 160 yra 97 euro centai. Sumuojam prie savo išlaidų. Kavytė. Atsigersim kavytės ir judėsim į kitą lokaciją. Taip, ir dabar lėksim į Patan Darbar Square. 24 minutės nuo čia ir apie 4 valanda, tai jau tikiuosi eismas bus suintensyvėjęs. Bet tikiuosi, kad dar nepateksiu į tą tikrą chaosą, kai bus. Pažiūrėsim. Ta prasme, aš atvažiavau į tą skverą, norėjau įvažiuoti, galvojau, kad ten parkingas
yra, bet pasirodo nėra ir ten taip nesveikai atrodo, kad wow, ta prasme, aš nieko nesu panašaus matęs, tai mažiau galbūt daugiau darbų varom iš karto ten. Ir už parkingą sumokėjau 20 rupijų, tai čia yra, kol einam iki Patan Durbar Square, truputėlis istorijų. Buvusi Mala karalių sostinė, dauguma iš šventyklų apie 400 metų, o ši aikštė garsėja Nevarų architektūra ir neįtikėtiniai detaliais raižiniais. Tai vienas gražiausių UNESCO objektų visame Katmandu slėnyje. Vienas gražiausių, tai vadinasi, ne pats gražiausias galbūt, bet yra dar gražesnių, tai pažiūrėsim. Ir 2015 metais čia buvo žemės drebėjimas, tai čia labai daug žalos padarė, bet jie jau atstatė, tai pažiūrim, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Ir štai dar vienas UNESCO stebuklas. Wow, ta prasme, nežinau, ar matosi, bet tenai Alpės. Wow, ta prasme, nieko panašaus nesu matęs aš gyvenime. Čia taip ikoniška. Wow. Patanas nuo seno buvo menininkų miestas, čia gimė daug Nepalo architektūros tradicijų. Durbaro aikštė buvo vienas svarbiausių politinių centrų, o Nevarų meistrai šimtmečius kūrė šias šventyklas iš medžio, akmens ir bronzos. Čia vis dar gyva ir hinduistų, ir budistų tradicija. Nu, kaip ir pridera Nepalui, susimiksuoja šios dvi religijos, o gal labiau reikėtų sakyti ideologijos. Pažiūrėkit, kokios detalės. Iš medžio viskas išdrožinėta, raštai. Bandom čia kažkaip prasibrauti. Čia blemba crazy davinėja. Imbierą. Kur tik eini, aš tiesiog į kažkokias gatveles nuskorva tokie vaizdai. Čia tiesiog yra kaip iš Hollywoodo filmo viskas. Labai siauras gatvelės visur, bet labai ikoniškos. Tas žmogus bėga, kad jo nesuvažinėtų. Čia kažką iš šaudinių daro. Einam pažiūrėti, ką čia kepa. Aliejų, va. Gal mano skrandukui šito nereikia šiandien. Ai, čia bulvės. Blemba, šiaip gerai atrodo. Ai, gal pasimsiu, gal nieko neatsitiks. Va, rankytėm viską makačelina. It's okay. Enough, yeah. Yeah, thank you. It's okay, yeah. Nesupratau net, kiek išleidau daugiau, aš jam atrodo tų pinigų ten 110 ar kiek, jisai man atidavė dar daugiau, nesupratau, tiesiog įsidėjau, tai sakykim, kad 20 rupijų išleidau tiesiog. Einu dabar atsisėsiu su arbatėlė, paragausiu, neatsispyriau blemba, nes, sakau, 3 dienas viduriavau, dabar jau atsistačiau, jau viskas normaliai, tai tikėkimės, kad nereiks vėl sugrįžti į pradinį tašką. Čia labai gerai kvepia. Kiaušinius kepa mėsytę daro. Blemba. Sunku atsispirt, sunku. Įsirinkau vietelę, turiu arbatėlės. Turiu tų keptų bulvyčių. Čia kažkoksai vaikas prie manęs prisikniso. Eikiu šito nemažas. Nepalietiška arbatėlė. Nu ką, nusidesinfekuojam rankas ir ragaujam tą keptą bulvę, kuriai neatsispyriau. Šiaip reiktų vengti tokių dalykų, man ypatingai su tuo savo skrandžiu, kai taip
Nes aš Nepalą myliu, bet Nepalas nemyli manęs. 3 dienas viduriavau. Po to susirgau su temperatūra, blemba. Visi planai į klozetą nubėgo. Nu, bet paragaujam. Bus kaip bus. Labai gerai. Labai gerai. Va. Kaip tabulėjom tešloje. Tirpsam burnoje. Money? No. I don't have. You hungry? You wanna have one? Yeah? Take it. Tenai viduje kažkas vyksta, paklausiau, ar galiu eiti į vidų, tai sakė galiu, tai pažiūrim. No photo, no photograph. No photo. Yes, I'm not recording. Back. Off. Only Christian, no Christian. Hindu temple. Okay. No. Okay, cool. Buvau išvytas iš ceremonijos. Na, aš mačiau, kad ten yra nefilmuot, bet galvoju, va, įsijungsiu savo tą ir kažkaip nepastebės. Nu, bet kur tu nepastebėsi vidury krūtinės kamerą. Tai gal biški nesmagiai jaučiuosi, nu, bet ką dabar, pamėginti buvo verta, nes ten ženklai visur negalima filmuot. Reikės, man atrodo, pirkti tą mini kamerą ir kažkur ją pasikavoti ir toks kaip ninja būti. Įdomu, dėl ko čia jie taip viską slepia ir negalima filmuoti, tai paklausiau ChatGPT, tai rašo, kad tiesiog religinė pagarba, kad vidus laikoma šventa vieta, skirta maldai, kameros čia trukdo meditacijai ir ritualams. Make sense, jo. Tada apsaugoti dievybių atvaizdus. Kai kuriuose tradicijose tikima, kad dievybių skulptūros negali būti filmuojamos, nes tai išneša jų energiją ir profanina šventumą. Ok. Nu tai vat, šitos, manau, 2 priežastys ir yra realiausios, dėl ko neleidžia filmuoti. Nes, sakau, mane tiesiog išvijo iš tenai. Saulytė jau beveik nusileidus. Čia ir užbaigsime, o rytoj tęsime ir vėl žiūrėsime, ar man pavyks apsisukti pigiau, negu prašė Get Your Guide. Susimatysime rytoj. Dar vienas UNESCO paveldas. Kodėl aš tą UNESCO taip vartoju? Nes UNESCO skamba labai svarbiai. Nežinau, ar ištarsiu teisingai, bet šita šventykla yra Pašuputinach. Tikriausiai taip, nežinau. Ir jinai yra viena švenčiausių hindų šventyklų skirta hindų dievui Šivai. Ir čia prie Bakmati upės vyksta tradicinės hinduistų kremacijos. Tai tikiuosi pavyks pamatyti šiandien galbūt jau kažkokiu tai religinių apeigų. Ir galiu pasakyti, kad mandų dulkės mane truputėlį nervuoja, nes man sloga šiek tiek yra. Tai kai aš pučiu nosį, eina viskas juodai, tokios juodos dulkės. Tai rytoj jau pakeisiu, truputėlį važiuosiu į kalnus, tai galės plautukai atsigauti. Ir į šitą šventyklą dėja, bet yra įleidžiami tik hinduistai. Paprasti mirtingieji nėra įleidžiami į šitą šventyklą, bet tikiuosi, kad nuo upės pavyks pamatyti kažką įdomaus. Motorolerį pasistačiau kažkur prie vartų, nes uždaryti buvo. Navigacija rodė šituo keliu važiuoti, bet šituo keliu važiuoti negalima.
Visur, vat, po visą Nepalą, po visą Katmandu važinėja tokie vat, dviratukai. Ir jie ten visko prisikrovę būna ir pardavinėja tai vaisius, tai visokius užkandžius. Žodžiu, viską, ko tik tai širdis gali trokšti. Aš manau, ne tenai reikia mane eiti, o tenai reikia eiti. Tenai visi žmonės plūsta. Pažiūrėkit, koks didžiulis. Brahmamrari Tidparantakari Vanu Sasivo Misuto Budasta Purusta Supra Anirav Ketu Sarvaigara Santa. Atėjo, pašventino ir nubėgo. Pagaliau ir aš gavau šitą pašventinimo žymę. Jau maniau, kad taip ir iš Katmandu išvažiuosiu be jos, bet iš karto atėjo, nieko net nesakė, tiesiog atėjo, pradėjo ten kažką šnekėti ir uždėjo šitą žymę. Kas duoda? Tenai, žiūrėkit, miega vienas. Nežinau net kas, vienuolis tikriausiai. Sunku pasakyti. Ir nuo jo muses nuvaiko. Čia reikia truputėlį aiškumo įnešti, nes aš esu visiškas neišmanėlis. Čia ne šiaip miegantis žmogus, Pasuputinach šventykloje dažnai guli sunkiai sergantys ar mirštantys žmonės. Jos artimieji atneša į šventą vietą, kad paskutinėmis akimirkomis praleistų šalia šventyklos. Tas vyras greičiausiai prižiūri sunkiai sergantį savo artimą, nuvaiko muses, su juo kaip ir atsisveikina ir laukia, kol atvyks giminės ar vyks tolimesni religiniai ritualai. Tai tie religiniai ritualai reiškia, kad tikriausiai šis vyras greitu metu bus sudegintas, kremuojamas. Thank you. How about you? A blogger? Yes, trying to be. Starting. YouTube? Yeah. 1000, yeah? Where are you from? Lithuania, East Europe. Lithuania? Yeah, I know. Lithuania. Really? I got many friends from Lithuania. Really? Ilona is a... Yeah. We have that name. There is one Ilona, she's a tour agent, travel Oh, agent. okay. She brings groups from Lithuania. Oh. A very beautiful brother. Okay, See, thank you. one man. thing. Yeah. Here, this you cannot use many places, okay? Okay, use I cannot cameras. use But the you also camera. have like a body cam, you know. Okay. Body cam, okay. Maybe okay. You own that. You Okay. can take from that. Body cam, no problem. Because people they don't notice mostly. This is the temple. Which The is main only for temple, yeah? Hindus. Yes. Okay. You can't go. This is the place now inside where you see the funeral going on now. Now, Lots okay. of rituals, and so that's why your camera. Oh, okay. So But this one is come from here. in the pocket. No. Some places only you cannot. Okay. But most of the places you can. Okay. What's your channel name? I will give you WhatsApp. I will send it to you. I don't know what you follow, but I know you are spiritual. I know you are a spiritual person, brother. You are one of the very, very luckiest person in the world to come here. I was born here. In Kathmandu or In some? front of this main temple. Oh my God. We had two houses. Okay. Government, they just looted us. They broke it, you know. Ah, Demolished. okay. That time also the royal family of Nepal were assassinated, you know. Alive. And then after that, suddenly, as this place is under UNESCO, so they just broke everything, you know. Oh, okay. And I then see the fact where is you're that going. it's a dream of billions of people. Let's say billions means from Buddhism and Hinduism and to come here. Millions for Hindus, you know. It's a dream to come here. But why you are here? Yeah. They have lots of money. They don't have time. If they have time, they don't have money. Why is that? And Yeah. one thing you know, the word karma. Karma is the biggest thing. What makes the circle in this nature, you know. Yeah. You're very beautiful soul. Thank you so much, man. Because You too. one thing is that, you know, like I know that, you know, like how am I? And I can read people from eyes, brother. You know Yogi? What is Yogi.
Yogi, no. You know yoga. Yes, I know yoga, yeah. Yogi means the one not doing yoga. Yogi means the one who just walk in tantra. Oh, okay, Tantra. that's interesting. First time I'm Like hearing it's like this, yeah. out from born in material life, but immediately out and into the spirituality, you know. Okay. I did not grow up like in material life. Mm-hmm. I have a very, very big home, really very big home. My dad is a big antique piece businessman. Mm-hmm. And here, you know, one thing is that the name of the temple itself is Pashupatinath, my brother. Why I Pashupatina. told you beautiful soul? Because Pashu means all the living beings, animals, every souls. Oh, and yeah, Pati yeah. means father, Okay. master, mother, the father of all the living beings. Mhm. And one thing, why you are here? And you know, like this is the place every Hindus have to come once in a life, as well as Buddhists who call themselves pure Buddhists. okay, because okay. Buddhism is only a part of Hinduism, brother. This is the most sacred For part in Hindus Hindu, the yeah, world. yeah. From here you see, it's this temple. Everyone they have to come once in life. Mm-hmm. Brother. Oh, yes. be careful, See, man, yeah. they are my guys. I look after them, brother. Yeah. I work because They look cozy in here as well, yeah. here just behind. This is the place, like where I make the food for them here. I make Oh, fire okay. You and make fire in the food for the and dogs, like, yeah? Around like 60 dogs. Oh my god, that's a lot of dogs, yeah. Since the age I was 6-7, I used to feed them. We had like, you know, Nice, man. Respect. lots of food in our workers in home. Yeah. They used to make foods. And this place, you know, if you were here like even 10 years ago, you would find one of the enlightened, the monk, like people searching world, the highest one. He left his breath already. Okay, My okay. master was one of the most enlightened in the history. Mm. You know, sadhu, the holy men, Hindu monks. Mm-hmm. Yes, I'm one among them, and I follow the supreme path called Okay. Aghori. Agori. That means the cannibalism. Agori. That means the cannibalism. Nu, okay, ties šią video ir sustabdysiu, nes truputėlį jau čia lendam į tamses pusės, tai pristatysiu, kas yra Agori, tai ką internetas rašo, ir tada papasakosiu, ką man sakė vienas bičas, su kuriuo susitikau hostelį. Tai interneto versija. Agori, tai viena radikaliausių hinduizmo grupių, jie gyvena kremavimo vietose, medituoja šalia mirusiųjų ir tepa kūną pelenais. Tai vadinasi, tų sudegintų žmonių pelenais įsitepa. Yra žinoma, kad kai kurie ekstremalūs Agori praktikai ritualų metu naudoja kaukolės, geria iš jų, o kartais labai retose ritualinėse situacijose vartoja ir mirusių žmonių kūno dalis. Tai nėra kasdienybė, o ekstremali jų filosofijos forma – įveikti visus tabu ir mirties baimę. Jie tiki, kad nieko pasaulyje nėra nešvaraus. Kai kurios ataskaitos mini ir kanibalizmo praktikas, nors tai yra viena iš labiausiai šokiruojančių ir prieštaringai vertinančių jų reputacijos dalių. Tai čia, lendu jau į tokią labai jautrę ir neapibrėžtą temą, bet ką man sakė tas bičas, su kuriuo susipažinau, tai kad jie, tie Agori eina labai tamsiu keliu, vartoja narkotikus, alkoholį, gyvena visiškai už sistemos ribų ir man tikrai buvo pripasakojęs baisių istorijų, kad jos pasikviečia žmonės pagydyti sunkiai sergantį ligonį. Tas Agoris sako, jo, aš galiu tai padaryti, aš galiu jį išgydyti. Ir tada po 3 dienų tas žmogus numiršta ir Agoris tiesiog juokiasi į veidą tiem žmonėm ir sako, man tiesiog reikėjo jo sielos. Tai čia, viena tik tai iš tų baisių istorijų, ką man pripasakojo, ten dar visokių yra pripasakojęs, kad žmonės pasikviečia irgi ten kažkokios tai pagalbos ar gydymo ar panašiai ir tada žmonės neturi už ką susimokėti, tai Agoris paprašo, kad atsiskaitytų
tos šeimos moterys seksualiniu būdu. Tai vėlgi, noriu pabrėžti, kad čia yra tiesiog jau kraštutinumai, kraštutinės situacijos. Tai čia tiesiog dabar pakalbėjom apie tos ekstremalius dalykus. O šiaip tai, jeigu domina, kas yra agori, tai siūlyčiau patiem pasidomėti, nes čia yra toks labai labai jautrus topikas. Ir ties čia pirmą video dalį aš pabaigsiu, nes pirma dalis tokia lėta buvo ir dabar jau prasidės tikrai įdomus dalykai, tai kviečiu tiesiog prisijungti prie kitos dalies.